Dodge Ram 57 variklis yra garsas, kad kalena garsas. Imsim, žiūrėsim, kas ten darosi, ardysim savo variklį, bandysim keisti pati pradžia. Nekeisim variklį, bet ardysim, žiūrėsim, kas ten gausi su varikliu ir tada nuspręsim, ką ten remontuosim, pakeisim. Ką, ardom toliau Dodge'ą. Nuėmėm kolektorių dabar. Nusiėmiau ir kolektorius nuimtas, viskas. Nuimtas viena galvos iš dangtelės. Imsim galvą, žiūrėsim, kas ten darosi. Ir matysim, pas video toliau kuriamas. Ką, galvos jau nuimtos. Žiūrom dabar, ką radau. Čia keleivio pusės galva. Matysis, va. Išmušimai. Kitos sveikos. O čia paskutinis cilindras, B8. Čia vairuotojo pusės galva ir taip pačiai 7 cilindras, bet tik tai, kad žymiai mažiau dar nespėjo tiek. Tai va, nežinau, o dabar vairuotojo pusės blokas. Taip. Nieko nesimato. Taip, dabar einam žiūrėti į keleivio pusės bloką. Pusės blokas, cilindrų ir paskutinis cilindras ten, kur buvo. O, prašau, kokius išmuštas, apgadintas. Kaip čia pašvies geriau, kad... Baisu. Nu ir nežinau, tikriausiai reikės keisti variklį. Kągi čia daugiau pridarys. Išėmus tuos, nežinau kaip vadinasi lietuviškai, angliškai pushrodai, vamzdeliai. Tai gal nelabai matosi, vienas galas jau geras, kiti galai va tokie padėvėti, brūžinti kaip. Šitie galai rėmėsi į svirteles, tas nežinau kaip. Matosi, kaip jie nudėvėti. O kitas galas, tai galas gražus. Šitas kur gražus galas, tai jis ėjo į tuos rolikus, kaip čia. Tai šitas vamzdelius tai keisiu. Galvos jau sutvarkytos, nušlifuotos, pindėti lizdai nauji, į siurbimo vožtui nauji, lizdai nauji padaryti, abiejų galvų, nes buvo labai pasėdę. Tai ir dėsim, čia ta krūvos atrankyta, dėsim atgal, surinkinėsiu. Geri.
išsidėvėja ir tokius pačius. Tai dabar pirmiausia ant galvos uždėsiu išmetimo kolektorių. Dėsiu tarpinę, ant tarpinės purkščių. Specialūs antarikliai, ant varžtų purkščių. Vario tepalą. Taip, čia tarpinių komplektas. Tarpinių komplektukas su visais. Išmetimo tarpinės. Čia įsiurbimo kolektorius paminės, čia padangteliu, čia išmetimo. Kur galvų tarpinės. Čia galvos tarpinės. Išsipurškė specialiu hermetiku su variu. Dėsim kolektorių. Viena galva paruošta. Sudėjau tarpinės. Tarpinės sudėjau. Dėsim kitą. Dabar dėsiu galvas, išpušiu galvos tarpinę ir dėsim. Uždėjau tarpinę, ant tarpinės pažymėta yra dešinė pusė, kad nesumaišyti. Kur čia? Čia R ir pažymėta top. Ten buvo kažkur tai toliau viršus. Tenai turbūt nelabai matosi viršus pažymėta. Dėsiu galvą, dėsiu naujus varžtus. Susižymėjau kaip sukti, kokiu stiprumu. Ir viskas. Taip, galva jau savo vietoje. Viena ir kita. Dedam toliau. Užtvaldymas vietoje. Viena pusė. Viskas. Judam toliau. Uždėjau naujas tarpines. Dangtelio. Vieną dangtelį uždėjau už tų. Dabar dėsiu kitą. Po biskį sutversiu. Va, įsiurbimo kolektorius vietoje. Tai purkštukai vietoje. Viskas. Nu, pilsim tepalą. Dėsim tą dėžės, žarnas. Pilsim tepalą ir kursim. Žiūrėsim, kaip bus. Tai, darbas baigtas. Variklis sudėtas. Tepalai užpilti. Nu, dar dujų purkštukai nesujungti, bet kol kas kursim benzinu. Žiūrėsim, kas darosi. Skysčiai visi supilti. Viskas. Nu, galima kurti. Ką, bandom. Skirbai sakam.
šaldytuvai nesutvarkyti. Gal dar normalu, kad garsas yra didesnis. Variklis tai dirba lygiai. Nu, prasidirbo ir apšilo variklį. Apšilo tai yra prasidirbo ir nėra klaksėjimo, matyt, užsipumpavo tie, kaip jie vadinasi, kompensatoriai. Dabar dirba, viskas gerai. Žiūrėsim, kas toliau bus.